Sveiki gyvi, nušvitimo beieškantis ir radę, ar neradę dar, mano klausytojai. Šiandien kalbėsiu, kaip ir jau minėjau paskutinį epizodą, kalbėsiu apie rebound santykius. Lietuviškai tai būtų atšokimo santykiai. Aš nežinau, aš neradau, netaip ieškojau iš tikrųjų ir neradau, koks yra tas tikrasis žodis šitam. Todėl visam šitam epizode aš minėsiu rebound santykius. Ir rebound santykis yra toks dalykas, kai žmogus po ilgalaikių santykių, rimtesnių ilgalaikių santykių ar vedybų nutrūkimo sugalvoja, kad labai greitais kelių savaičių mėnesio bėgyje jiems reikia susirasti naują žmogų. Ir tai yra vadinamas rebound santykis. Iš mano asmeninės istorijos gyvenimo, kai rinkau šitą informaciją, aš pagalvojau, kad pas mane gyvenime yra buvę 2 kartai, ar 3 gal, 2 kartai, kai vieną kartą aš netgi dar nesu iki galo įsitikinęs, ar iš tikrųjų tai buvo, bet paskaičiusi ir renkant informaciją paskaičiusi, aš galvoju, my god, tai buvo galimai rebound santykiai. Aš nežinodamas patekau tenais, nes man niekas apie tai nepasakė. Nors kai santykiai pradžioje rinkomės informaciją apie vienas kitą, dalinomės informaciją, tiek iš mano pusės buvo pasakyta, tiek iš kito žmogaus pusės buvo pasakyta, kad mes pakankamai ilgai neturime rimtų partnerių ir panašiai. Bet dabar, kai viskas baigėsi, aš galvoju, kad labai atitinka tai, apie ką šiandien kalbėsiu. Ir kai viskas baigėsi ten tuose santykiuose, mano ištikamasis draugas bandė protarpiais papasakoti ir paaiškinti man, kad galimai tas žmogus, su kuriuo aš buvau tada, yra nepaleidęs dar kažkurio savo partnerio. Ir aš to netikėjau, ir aš to negirdėjau, ir nemačiau, nes, kur tu norėsi girdėti ir matyti, kai tau yra nemalonu, ne? Tik tais po kažkurio laiko tu supranti, kad gal. Ir antras kartas buvo ne taip seniai iš tikrųjų, kai sutikau žmogų ir tas žmogus pasakė, kad yra ką tik šviežiai išėjęs iš santykių, ilgų santykių. Ir tada aš tam žmogui pasakiau, kad aš nesu citramono tabletė ir aš tavęs negydysiu, nes galimai po to man bus blogiau, kai tu susivoksi, kad aš buvau reikalingas tik tuo metu, kol tu pasveiksi. Tas žmogus priėmė tai visiškai normaliai. Mes vis dar palaikom beje kontaktą su tuo žmogum. Gal kai pasveiks ir jeigu iš mano pusės kažko nebus ir iš to kito žmogaus pusės ten kažkas nebus, gal mes kada nors ir sugalvosim. Bet dabar ačiū ne. Tai galimai gyvenime esu pasielgęs 2 kartus teisingai, tai vieną kartą, kai nepuoliau, žinant, kad žmogus ką tik išėjęs yra iš šviežių santykių, ir tą kartą, kaip mano labai ilgi santykiai baigėsi, aš nusprendžiau, kad aš nieko neįvelsiu į mano makalynę visą emocinę vykstančią galvoje ir aš išgedėsiu ir išliūdėsiu vienas pats. Ir aš tai padariau ir tai truko pakankamai ilgai. Tai truko virš metų laiko. Ėjau per visas tas fazes, per pyktį, per pasiilgimą, per liūdesį, per vienišumą ir vėl per pyktį iki to taško, kai supratau, kad man jau kaip ir jau nusišvilpt. Ir tada aš pradėjau į savo gyvenimą įsileisti naujus žmonės. Ir tada užšokau ant reboundą. O taip ir būna, ne? Gerai, užteks apie mano asmeninius reikalus.
kurie iš tikrųjų yra related šitam dalykui. Nu? Tai žodžiu, rebound santykiai yra, kai žmogus išėjęs iš ilgalaikių santykių per labai greitą laiko tarpą nusprendžia, ar tai iš baimės, iš vienišumo, iš liūdės, iš kažko tais, nerti kitus santykius. Ir tai nėra, kad tai yra baisiai blogai. Yra būdas, kad gal tie nauji santykiai ir bus tie santykiai, kurie tęsis ilgai. Bet anot mokslininkų ar psichologų, psichoterapeutų, tai jie tęsiasi nuo mėnesio iki 1 metų. Dažniausiai toksai apibendrinimas būtų. Ir rebound santykiai turi 5 fazes. Pirmoji fazė yra medaus mėnesio fazė, antroji fazė yra palyginamoji fazė, trečioji fazė yra realybės fazė, ketvirtoji fazė yra abejonių ir konfliktų fazė, ir 5 fazė yra pabaiga arba sprendimas, išlaviravimas į pilnaverčius, normalius santykius. Aišku, pačiu netinkamiausiu laiku dabar paprašysiu, kad ir toliau laikintumėt ir subscribintumėt kanalą, nes 40% iš visų iš tos saujelės žmonių, kurie perklauso šitą mano reikalą, nėra subscribinę, tai subscribinkit. Labai bus gerai. Ir, aišku, labai padėsit man šiuo metu, jeigu nueisit į Patreoną ir atsidėkosit 1-2 eurų. Tai man bus tikrai didelė pagalba ir paskata toliau daryti visus reikalus. Nu ką, tęsiam apie reboundą. Išvardinau 5 fazes. Ir pradėsiu nuo pirmosios, aišku, medaus mėnesio fazės. Tai yra pirminė fazė, kai viskas atrodo įdomu, nauja, žmogus, kuris neseniai išsiskyrė, jaučiasi išsilaisvinęs iš to liūdesio, entuziastingas, pradeda naujus santykius ir pilnas optimizmo, drugeliai skrandyje ir galvoja, kad wow, išsisukau, taip greit išsisukau iš tokių nemalonių ir sunkių reikalų. Kas yra iš tikrųjų netiesa. Po to eina palyginamoji fazė. Aišku, nėra laiko tarpo, per kiek tas viskas vyksta, ar ten savaitė, 1 fazė, ar 2 savaitės, gali būti įvairiai. Gali būti, kad viena fazė vyksta keletą mėnesių ir mes apie tai nesuprantam, kad tai vyksta. Taigi, baigusi medaus mėnesio fazei, prasideda palyginamoji fazė. Po kurio laiko asmuo pradeda lyginti naują partnerį su buvusiu. Dažnai atsiranda nepasitenkinimas, nes naujas partneris netitinka buvusio partnerio lūkesčių. Ir mes galim gan dažnai girdėti santykiuose, kad kažkuri pusė sako, kad blemba, man reikėtų lūkesčius susimažinti, aš esu girdėjęs tą. Arba mano kartelė buvo per aukštai užkelta ir taip toliau. Tai čia yra ta, manau, tikrai ir yra ta palyginamoji fazė, kai mes lyginam, kad tada mano partneris elgdavosi taip, arba mano partneris niekados buvęs nepasielgtų taip, arba nepasakytų to, ano ir nedarytų to. Tai čia yra lyginimas, kas tikrai yra blogas ženklas ir blogas reikalas, nes mes atėjome į naujus santykius, tai yra naujas žmogus mūsų gyvenime ir nederėtų lyginti, nes tai yra naujas dalykas. Santykiai nėra automobilis, kur nusipirkai kitą automobilį ir tu galvoji, man patinka, kai tas automobilis važiuoja ir kaip jis gerai prikibęs prie asfalto laikosi. Tai va, antroji fazė palyginamoji fazė. Tada po palyginamosios fazės eina realybės fazė. Šiame etape nauji santykiai tampa mažiau jaudinantis. Mes tada galvom, rutina, buitis užklupo mus. Ir tai priimam vėl kaip normalų faktą.
Ir tada, kai mes galvojam, kad buitis čia mūsų rutina ir mes jaučiam, kad mūsų ryšys vėsta ir mums reikia ten stimuliantų mūsų ryšiui palaikyti, mes tada darom įvairius, sugalvom, kad mums reikia pasimatymus ten daryti, ar ten daugiau kažkokios veiklos kartu įtraukti ir panašiai. Nepamirškime, kad aš kalbu apie rebound fazę, ne apie tai, kai jūs jau esat 8 metus santykiuose ir jūs norit iškelį kažką pakeisti. Ne. Aš kalbu apie tą rebound reikalą. Taigi, realybės fazėje šitame etape santykiai tampa mažiau jaudinantis, mažiau tų drugelių, jeigu dar iš viso jų yra. Ir tada pradeda lysti praeities jausmai. Ir mes pradedam prisiminti savo eksą arba eksę. Ir nepamirškim, kad prieš tai buvo fazė palyginamoji, mes jau ir taip lyginome. Tada to realybės fazėje mes pradedam ilgėtis ir netgi galvojam, ar tikrai mes čia kaip ir teisingai padarėm, kad mes nėrėme šitos santykius. Tai vat. Tada dar atsiranda tokios mintys, tokie klausimai, ar tikrai man reikėjo, ar aš tikrai pasveikęs ar pasveikusi nuo praeitų santykių, kad ar tikrai man reikia, o gal man vienam, pačiam geriau, arba atsiranda daugybė klausimų. Taip, tai tada vadinasi yra realybė. Ir po realybės fazės eina iš karto abejonių ir konfliktų fazė. Tada santykiuose pradeda kilti abejonės ir įvairūs konfliktai, nes neapdoroti emociniai sunkumai iš po praeitų santykių trukdo naujai partnerystiai. Ir realybė abejonės veda į ką? Taip, veda į pabaigą arba sprendimą. Ne? Ir galiausiai 5 fazėje santykiai arba gali nutrūkti, arba jeigu partneris yra pakankamai sąmoningas ir kantrus, galimai santykiai ir nenutrūks, nes bus išlaukta pakankamai ir išsikalbėta, išlaukta ir tas naujasis partneris duos laiko išgyventi emocinius dalykus, bet aišku, tai yra labai sunkus momentas tam naujam žmogui. Nes dažniausiai jis yra iš tikrųjų ne prie ko. Aš sutikau žmogų, noriu santykių, noriu plėtoti savo reikalus santykių srityje ir kitas žmogus nėra emociškai pasiruošęs tam, arba įvairios emocinės bangos būna, kurias labai sunku suprasti, kodėl tu liūdnas esi, kodėl tu dvejoji, kodėl tu kabinėjasi prie manęs dėl kažkokių tais menkniekių. O tai visa tai vyksta dėl to, kad kitas žmogus eina tenais per 9 pragaro ratus. Ir netgi gali būti, kad tas žmogus, kur yra neseniai išėjęs iš tų ilgų santykių, jis galvoja, kad blemba, ką aš darau, ašgi tą žmogų kaip ir baudžiu, tada kartais tas ateina gailesčio jausmas. Žodžiu, būna tokia suirutė, kuri dažniausiai, aišku, užsibaigia išsiskirimu. Bet ne visada. Santykiai yra žiauriai sudėtingas reikalas. Ir, aišku, nėra vieno recepto, kaip juos teisingai daryti. Mes kaip ir mokomės, ne? Tas kaip ir mokomės iš praeitų santykių, man asmeniškai yra labai klišinis dalykas. Ir aš negaliu pasakyti, kad esu daug kažko tais išmokęs, arba gal ir esu, bet ar esu pritaikęs tą savo gyvenime, nežinau. Kažkiek tais. Bet vis tiek mes įbrendam į tą patį prūdą.
ir minkomės po tą patį dumblą. Kiek man gyvenime teko turėti įvairių santykių, kartais būdavo, kad aš jaučiu identiškai tą patį jausmą, ypač tada, kai prasideda kažkokie konfliktai ar dar kažkas, aš jaučiu identiškai tą patį jausmą, kurį aš jausdavau kažkiek tai santykių atgal. Kai man irgi būdavo dvejonės, ar man reikia tų dalykų, ar vienamgi geriau. Vienas pats tu sprendi, kaip tu nori, ką tu nori, kiek tu nori daryti ir nereikia nieko laukti, klausti ir taip toliau. Man asmeniškai tai būdavo, kai prieidavo santykiuose prie tų visų nemalonių vietų, tai man dažnai kildavo tokie klausimai. Bet tuo pačiu galiu pasakyti, kad mokausi, vis dar mokausi, visą gyvenimą mes mokomės. Ir mokausi išvengti tam tikrų dalykų, nepuolu mažiau puolu į kažkokius santykius, kurie galimai niekur neves. Nes mes darom tokias klaidas kaip davai pabandom, žiūrėsim kaip bus. Kartais būna kažkas, tai ne? Kartais nebūna. Tai aš pastaruoju metu vengiu tokių dalykų, nes labai gerai esu susitvarkęs savo galvoje tokius dalykus kaip buvimą pačiam su savimi, manęs negazina būti vienam. Ne tik dėl to, kad esu introvertiškas personažas, bet dėl to, kad tie santykiai, kurie buvo mano gyvenime patys ilgiausiai ir po jų tas visas gedėjimas, mano sprendimas, kad aš išgedėsiu ir išliūdėsiu vienas pats, man davė šitą gal supratimą ir tą įgūdį, kad nieko nenutiks, jeigu aš čia pabūsiu ir vienas. Kai jau visai nebenoriu būti vienas, aš tada kažką sugalvoju. Bet ne kažką sugalvoju, tiksliau, o tada pradedu žvalgytis į santykius, kurie dažniausiai vėl baigėsi. Tai tokie dalykai apie santykius. Jo. Nu ką. Tai žodžiu, rebound santykiai 5 fazės. Medaus mėnesis, palyginamoji fazė, realybės fazė, abejonių ir konfliktų fazė ir pabaiga arba sprendimas. Ir kartais, kaip ir jau prieš tai sakiau, mes niekas mus neįspėja, dažniausiai niekas mus neįspėja, kad žmogų, kurį sutinkam, jis yra dar neperėjęs per savo gedulų ir liūdesio momentus. Ir tada prasideda visokie reikalai ir mes nesuprantam, kodėl tai vyksta. Netgi tas žmogus, kuris vis dar gedėjimo ir liūdesio ir fazėje, netgi tas pats žmogus galimai nesupranta. Aš nemanau, kad yra žmonės, kurie parazitiškai daro tai. Bet dabar ką tik tai man toptelėjo viena mintis, ką aš nepapasakojau apie tas fazes. Nes kai dabar pasakoju, tai atrodo, kad tas žmogus, kuris baigia santykius, ilgalaikius santykius ir sugalvojo, kad jam reikia pabėgti, pasislėpti arba dėl vienišumo liūdesio ar kažko tais, kad jis gali atrodyti kaip blogietis. Ne. Dažnai netgi būna, kad yra tokių žmonių, kurie būtent tokiais vargšiukais, vargšelėmis ir naudojasi, nes yra labai pažeidžiami tuo momentu. Ir yra grobuonis, vadinkim jos grobuonis. Yra grobuonis, kurie... Tai yra lengvas grobis. Miško sanitarai. Jiems patinka toks lengvas grobis ir jie pasiima tą grobį, kiek jiems ten reikia, pasinaudoja. Ir tada viskas irgi baigėsi. Tai nėra, nes aš dabar pats apgalvojau, kad pasakoju ir taip atrodo, kad tie žmonės, kurie baigia tos ilgus santykius ir išeina į medžioklę, jie yra blogiečiai. Ne. Nėra blogiečiai. Nes jais irgi yra naudojamas. Tai tokie dalykai, nežinau, ar
ar man čia pavyko kažkaip tais išrutuliuoti tą mintį, nes pasakojau, pasiklyzdavau pat savo mintyse, kad prisiminčiau kažką tais. Tiek tom. Tai kaip ir viskas apie rebound. Nežinau, kada ir kažką tais kitą kartą pasakosiu. Neturiu jokių dabar kol kas minčių. Ne, va dabar pagalvojau, turiu minčių. Kažkaip labai populiarius dalykas matau CBD, nes daug kas kalba, netgi mano šitam kanale atsiranda šiokios tokios diskusijos apie CBD. Gal reikėtų kažką tais dar apie CBD padaryti, bet ką tu padarysi čia, kai jau pasakiau, kas tas yra CBD. Pasakiau savo patirtis. Bet žmonėm įdomu. Geras reikalas. Aš ir rašau, ir šiaip visą laiką labai pozityviai atsiliepiu apie CBD. Tai galbūt kitą kartą padarysiu kažką apie CBD vėl, bet nežinau, ką aš ten galėčiau padaryti. Viskas tikriausiai, ja? Ir dar kartą padėkosiu ir paprašysiu, ačiū, kad subscribinat ir laikinkit daugiau žmonių susirinks, nes daugiau bus subscriberių, plačiau pasklis žinia. Ir aišku, nepamirškit, užeikite Patreoną, palikit 1-2 eurą, būsiu žiauriai dėkingas ir viso ko geriausio.